Sveiki! Be galo malonu matyti kiekvieną iš jūsų čia. Juk kaip kiekvienam kūrėjui, taip ir mums yra svarbu, kad mūsų darbas būtų pamatytas ir įvertintas. Aš be galo esu dėkinga visai mūsų kūrybiniai grupiai už kiekvieną prakaito lašą išlietą šiam kūrybiniam procesui. Taip pat mes dėkojame filmų kūrimo grupės mokiniams Jokūbui ir Konradui už vaizdo fiksavimą, montažą, taip pat visiems mokiniams prisidėjusiems prie masuotės scenų. Na ir žinoma, mūsų teatro grupės vadovai. Jūs neleidote mums atsipalaiduoti ties naujomis idėjomis ir jūsų pagalbos dėka šis spektaklis gali išvysti dienos šviesą. Na, o šiandien mes nagrinėsime be galo aktualią temą – pasirinkimus. Juk mums kasdien tenka rinktis. Ir šis spektaklis – tai yra mūsų fantazija, mūsų pačių kurtos istorijos. Ant scenos jūs matysite keletą abiturientų pasirinkimų, kurie nulėmė visą jų ateitį. Taigi dabar atėjo jūsų eilė įvertinti mūsų darbą. Norėčiau kiekvienam palinkėti prasmingo spektaklio. Kažkas rožės iliuzijas kūrė tas rožių sakinukų žiūri. Nieks net negali nuspėti, kas bus ateityje. Man jūsų iliuzijos, man tai yra absurdas ir aš noriu galvoti. Tai būk tokia dramatiška. Juk į ateitį reikėtų žvelgti optimistiškai. Einu. Tu paprastai taip nesielgi. Kas atsitiko? Eikš papasakosiu.
Mama. Aš noriu mesti mokslus universitete. Mesti mokslus? Ką tu ketini daryti? Aš galvoju gal išvažiuoti, išbandyti save. Išvažiuoti. Kur tu nori dar išvažiuoti? Aš galvoju važiuoti į Prancūziją, ten mano draugė gyvena ir aš galėčiau pas ją paviešėti. Prancūzija. Na. Važiuok. Gali važiuoti. Tikrai? Jei ten tu būsi laiminga, mes čia būsim laimingi. Be to, bet kada gali grįžti. Tai aš tikrai galiu važiuoti. Važiuok, Dora. Ačiū, mama. Aš bėgu paskambinsiu Liepai. Bėg, skambink. Aš noriu išvažiuoti į Prancūziją. Prancūzija? Tu man niekada nepasakai. Ne, papasakosi. En français, avant l'essentiel, le rappel des titres. Qui a tué Boris Nemtsov, cet opposant russe exécuté de 4 balles dans le dos la nuit dernière à Moscou, un crime dénoncé par les responsables politiques dans le monde. Vladimir Poutine parle, lui, d'une provocation pour déstabiliser la Russie. Ko mes girdim apie parduotuvėlę? Ai, Vairu. Iš tikrųjų, man taip keista, kad aš niekada taip drastiškai nesielgiu. O atvažiavau iš čia, tik pasiūlė ir, na, ir įkūrėm parduotuvėlę ir atrodo, mes laimingi. Na ir tai, kad garsinant Lietuvą Prancūzijoje atperka visą vargą, manau. Na taip, iš tiesų, dirbam labai daug, bet aš net negaliu išmanyti, kad dėkoti dalį, aišku. Jam irgi puikiai proga išmanyti save. Na, jūs dar du tik draugai. Tik draugai, ne, ką. Žinot, aš pasidėjau, kiek aš daug šypsausi gyvendama pas jūs. Ir man, aš ten Lietuvoje, vau, aš buvau tokia paniurus, tokia irzli, nervinga. Tik aišku, kažkaip vis jaučiu tą tokį negerą jausmą dėl savo tetos. Atsimenat, aš pasakoju apie ją. Man jos taip trūksta, aš taip norėčiau, kad jin būtų čia su manimi ir džiaugtis viskuo, ko džiaugiuosi aš. Nesimaikyk praeities jau. Bent šią minutę džiaugis tuo, kad turi. Aš tikiu, kad jis stebimas iš viršaus. Ir dėl to tavo gyvenime klostosi tiek nuostabių dalykų. Na taip. Ai, aš pakelsiu. Dora? Palauk, kaip aš galiu būti nenustebusi? O tavo mama? Ką tavo mama? Išleido? Aišku, aš tik atsiųs man bilietų nuotrauką, dabar. Gerai. Taip, aš laukiu. Iki. Žinai, aš noriu pasakyti tau visiškai paprastą ir nuoširdų ačiū. Nes, kad ir kaip aš nemėgstu šitos aplinkos ir šitų žmonių nuoširdžiai nemėgstu iš jų, bet tu vienintelė pastebėjai, kad man blogai ir tu vienintelė prieitė mane. Man irgi džiugu, kad tu čia. Tikiuosi ir ateityje dar ilgai bendrausim. Reiks pasistengti. Aišku. Matai, tau viskas gerai? Matai. Gal mes einam.
pasibaigė. Aš vienas. Ko tu? Ateini paskutinį tūsą ir sėdi kampe vienas. Nesuprantu, tu čia visiem nuotaiką nori sugadinti kaip? Paskutinį, tai... O kas bus po tūsą? Kas po to net bent pagalvoj? Kas bus toliau? Visi pagalvoja, kas bus toliau. Aš, pavyzdžiui, turiu tokią žiauriai gerą viziją. Pagalvok. Apkeliausi visą pasaulį, susirasi žiauriai daug naujų draugų, susirasi svajonių darbą, sukursi didelę laimingą šeimą ir aš nebegaliu laukti, kol aš baigsiu mokyklas tiesiog. Tu nieko nesupranti. To tėvai turtingi, to visas gyvenimas jau padėtas ant lėkštutės. Mane taip paprasta. Nu, tėvai manęs net nepastebi. Aš to į prestižinį universitetą, kad jiem įtikčiau, o jie mane nekreipia dėmesį. Tu dar apsiverk čia, aš nesuprantu. Kokia tu višta? Stranded everything, baby past the sun. I got out of the ground. Kartok tu jam nekartojas, jam niekaip nenašus. Aš jam 7 kartus sakiau, tu sakei, nesakęs, nesupras. Kaip galima? Paaiškink, iš kur tokie žmonės atsiranda. Kaip tai pasakiau, įsivaizduok, atvažiuoju į darbą, jis sakau, noriu pasistatyti savo įprastinę vietą mašiną ir spėkas ten vėl tas žigulys suklebęs yra. Eik tu savo, kaip galima? Noriu pasistatyti, tai ne, vėl vis ten. Gerai dėti, kiek įmanoma, aš nesuprantu. Kas? Tu kada nors bent jau paklausi, ką aš noriu, pavyzdžiui, veikti po mokyklos, vietoj to, kad pasakotum savo tą pačią istoriją. Na tai tu sakyk, ką tu nori veikti. Pasakok. Aš noriu baigti mokyklą ir išvažiuoti. Kur? Nežinau ir man nesvarbu kur, aš tiesiog nesiruošiu čia gyventi. Ką veikti? Aš nesiruošiu čia būti, aš nematau nei savo ateities, nei perspektyvų. Jūs ką norit, kad aš visiškai nieko nepasiekčiau šiame gyvenime? O kur, ką veiksi? Nežinau, keliausiu, surasiu draugų. O pinigai? Iš kur pinigų gausi? Bet, tėti, juk mes nevargšai esame. Metus manęs išlaikyti negalėsit. Pala. Tu nori pasakyti, mano pinigus leisit, savo keliausi ten, ten ir reikvosi mano pinigus. O tau savo tikrai pinigų gaila, savo gaila. Nusiraminkit. Jeigu Kristutė nori, tegu važiuoja, tegu pamato pasaulio, tada ir nuspręs, ką nori veikti gyvenime. Leidžiam jau. Tėti. Tėti. Prašau, bent pagalvok. Aš pagalvosiu. Pasakykit, jums atrodo, čia apsimoka? Tai tikrai sakė, labai geras klubas. Mes pusvalandį laukiam, čia va šitoj pačioj vietoj. Kaip mes? Lauk. Aš man kaip ir sakiau. Visai nesigaliu į Klaipėdą išvažiavus. Ten Lukas, tikras Lukas. Taip. Klausykit, Lukas tai Lukas, bet atsimenat, ką darė? Ką darė? Ką darė? Žodžius prieina kaunės nuverė, sako, tu gal nori su manim bare padirbėti? Bare. Aš sakau, tikriausiai ne. Na, vis bent turite ką šnekėti. Pažiūrėkite mane. Namai, mokslas ir darbas. Viskas, daugiau nieko neveikiu. Jokio laisvės neturiu. Tai šiandien kelias dienas suradau su savo draugą paleisti. O šiaip? Ne. Žinau, kažkokie pliusai būtų. Yra tų pliusų, aišku. Sąskaitė nežinau daugėja. Gal aš man tokį butelį nupirksiu? Eik. O, vaikė. Kristė. Eik. O, tu nieki. Tau viskas gerai? Viskas gerai. Panas, aš tiesiog nekokios nuotaikos. Kas atsitiko? Mane užplūdo atsiminimai ir aš tiesiog nežinau net ką pasakyti. Jis taip smagiai laiką leidžia, aš tiesiog išmaišiau savo metus. Nežinau,
sakau, man vėl išvažiuoti. Ne, šiandien vakar šitie apmąstymai jau gerai. Einam kažką, nes matau jau... Einam kartus. Einam kažką. Parodyk man kažką. Žiūrėkit, labai skanus vegetariški patiekalai čia. Aha. Va šitas, valgiau kaip praeitą kartą, tikrai labai skanu. Sakai, tai gali būti. Imam. Žinot, palauk. Tiesiog negaliu sėdėti vietoj, noriu taip su jumis pasidalinti tokia žinia. Nu, kas čia? Nežinau, kaip iš vis tiek tylėjau. Tiesiog pažiūrėkit. Ateik. Pala, tai čia tu? O tai kas daugiau? Palauk, dabar gali rimtai pasakyti čia dovana, ar rimtai? Pasipiršo? Pasipiršo? Atrodo? Tu pirmasis mūsų. Va, o jūs kur čia? Čia tai Tailandė. Kokia? Čia mane stebino, tik taip. Vau, žiauriai gražu. Žiauriai gražu. Taip, mano pirma reakcija irgi buvo tokia pati, bet kai pagalvoju. Atsimenat, kažkada šnekėjom, kad ištekėti 20, kaip išeiti iš vakarėlę nervinta. Jūs, aš jums tokia panaši? Niekada tokia nebuvau. Ne, taip ir nesiruošia. Viskas gerai. Bet aš jaučiu šiek tiek nenormaliai. Taip, džiaugiamės, svarbiausia džiaugtis. Svarbu, taip. Nu gerai. Va vakar man dėstytojas sako, kad aš puikiai advokatė būsiu, bet kažkaip galvoju, ar jis čia tik pataikauja, ar kas. O tai, Dora, neišsigalvok. Tau tas klinikos puikiai. Tikrai tinka. Nejuokauja. Klausyk, tik tai ir ten rūpė. Klausyk, mes čia pliurpiam, pasakam, džiaugiamės su tu, Kristė. Tu kaip visada mus nieko nepapasakot. Tikrai. Daryk ko nors. Aišku, pačią žinom, kad mano metai nebuvo sėkmingi. Kodėl nesakyti? nesakyti? Aš net nebežinau, ką man dabar daryti. Ar man likti čia, ar man vėl išvažiuoti. Kažkokių minčių turi dabar? Kažkokių perspektyvų. Aš gavau vieną darbą pasiūlymą. Tai kokia žinia? Dirbti vaikų priežiūros centre, jūs įsivaizduojate. O čia plačiau, ką čia? Nežinau, bet vienas vaikinas parašė ir pasakė, Vaikinas? Man atrodo, jog reikia muzikaliai išsilavinusių žmonių ir dar jo brolis yra muzikos prodiuseris. Kodėl tu gali gali sakyti, čia tas svajonė? Žinau, bet tikrai verta dar kartą pabandyti. Žinai, Palauk. man atrodo, tu važiuoji. Labas, Kristina, atsiprašau, kad vėluoju. Labas, galvoju, nebeteiks. Niujorko kamščiai, piko valanda. Sėsk. Sunku atvažiuoti. Sėsk, aš norėjau susitikti su tavimi dėl. Man labai svarbus dalyko, iš tikrųjų, aš parašiau dainą, kaip minėjau, ir įdėjau visą Dainą? savo širdį. Aš tiesiog labai noriu, kad tu paskaitytum, vertintum ir jeigu tau patiks, gal galėtum savo brolį nunešti parodyti. Žinoma, tai jeigu tekstas geras, jis keliaus tiesiai pas mano brolį. Nu, kaip sakyk, ką nors. Tai geras tekstas, tikrai puikus. Ir dar priedainis. Tai kiekvienas žmogus nepakartojamas pasaulis, kiekviena širdis, tai istorijos kontinentas. Žinau, žiūrėk, geras. Nuostabus tekstas, super. Ir tu rašai apie meilę, kas tave įkvėpė? Ta prasme, kas man įkvėpė. Kas tave inspiravo? Tau nekivaizdu. Kas akivaizdu? Apie ką tu kalbėjai? Tu ir aš? Kristina, tu jog žinai, jog aš turiu merginą ir tu nesitumi nepatogią situaciją. Aš perdasiu žodžius broliui, manau, jam patiks. Street everything. Baby pants. Aš išsivoju, pinigus išleidau. Aš dirbau kiek laiko. Labas rytas, brangioji. Sveikas. Kaip namuose, kaip miegoji? Aš žiauriai pasiilgau ir namų, ir jūsų. Net negalvojau, kad aš kada nors tai pasakysiu. Gerai, grįžtam. Gerai. O ką dabar planuoji veikti? Negi leisti kažkokiam kvailam bernui sužlugdyti tavo svajones.
Nežinau, mama. Aš visą vakarą galvojau ir jeigu nori viską iš naujo pradėti čia, galbūt man reiktų pradėti mokytis. Aš nežinau ką, kur, bet manau, jog tai geriausias sprendimas. Ne? Taip. Na, mes palaikytume tavo. Mes palaikysim. Klausyk, norėjau atsiprašyti. Vėl tu pradėsi. Mano sūnus nuo Kauno užaugo. Aš tiek pastangų įdėjau. Jūs bent mane girdite. Jis pirmą mes tas Stengiuosi. paskaitos universitete, po to... Visus tuos To metus aš prižiūrėjau. Jūs net dabar manęs nematot. Ir kaip dabar? Kai aš vis motina galiu vadintis. Stoviu prestižinį universitetą, kad jums įtikčiau. Kai visi apie mane mano. Jūs net dabar manęs nematot. Kur Aš suklydau? galėjau kažką pakeisti. Kas Aš nutiko? jums visai nerūpiu. Kur klaida buvo? Aš niekam nerūpiu. Vakarėlis! O! Mantrai, ką tu čia sėdi? Vakarėlis gi vyksta tiek daug žmonių. Eina mantrai, mantrai. Kodėl šiandien visi prie manęs prikibo? Kas prašė? Reikia. Austė, ką tu sėdi? Eina nors tu ir vakarėlis. Austė, tiek daug žmonių, kokteiliuką išgersi. Jeigu tu nori Vis gerti, tai pasidaryk. gerti, aš nenoriu. Kas tau čia? Tu gal nešer, kas tau yra? Sustok, Austė, sustok! Pasakyk, kas? Austė, ateik! Na. Austė, na. Aš nežinau, ką tau pasakoti. Tiesiog taip atsitiko ir viskas. Ir aš nežinau, ką man daryti. Kaip man jam pasakyti, aš bijau jo reakcijos. Iš vis nežinau, kokį man sprendimą priimti šioje situacijoje. Bent girdi mane? Ei, Tautvydai. Girdžiu. Girdi mane, ką aš tau pasakoju? Taip, aš tuoj, gamta išeinu, tuoj. In the first light, doesn't know Labas. O, labas, būna. Kas čia tave įleido? Nepataikai. Tavo mama. Aha, mama. Aš tau turiu kai ką pasakyti. Nepataikai. Ką? Mes turime bėdą. Kokia dar bėda? Aš laukiu. Ką? Kokia čia? Tai kas tas laimingasis ar nelaimingasis? Ką? Taip, tu. Mes iš to pasakysiu. Tai visai yra ne mūsų ir ne mano, o tavo asmeninė bėda. Bet juk vaikas tavo. Man visiškai nerūpi, tu darykis abortą ar gimdyk. Daryk, ką tu nori. Labą dieną. Labą dieną. Na, jums turbūt net nereikia aiškinti, dėl ko aš atėjau pas jūs. Suprantu. Tikrai nereikia.
nusprendžiau. Ir galbūt aš ateityje gailėsiuos pagal savo sprendimą, bet dabar jisai yra būtent toks ir manau geriausias. Bet tu žinai, tau ateityje gali kilti labai rimtų komplikacijų. Tu su tėvais kalbėjai? Ne. Aš kalbėjausi su savo vaikinu ir jis mane metė dėl to. Tad priėmiau tokį sprendimą. Tu tikrai tam pasiruošus. Taip. Gerai, tada paprašysiu, kad tu paruoštų palatą procedūrai. Aš čia! Laura, aš čia, Laura. Klausai, ką tu čia veiki? Ten sėdėjau, laukiu. Aš iškviečiau taksi einant, tu sušalsi. Ne. Što ką noriu pasakyti, Laurutė? Nėra čia ką sakyti. Sės, pasakys, prašau, kelias minutės palauk, Laurutė. Palauk kelias minutės, sės, prašau. Ir nedaugiau. Gerai. Taigi, viskas prasidėjo. 3 klasė, tu stovėjai prie mokyklos, vilkėjai tokią gražią, raudoną suknelę. Tau netiko, Laurut. 3 klasėje. Taip, Laura. Tai buvo prieš milijoną metų. Laurutė, paklausyk, aš Ką tu šneki? Jau seniai, Laurutė. Aš tau seniai kai ką norėjau pasakyti. Nu, gi aš tave myliu, Laurut. Ką? Ką tu darai? Laurutė. Einam į vidų. Laurutė, paklausyk, aš sakau, myliu tave. Taksi už 3. Laurutė. Dabar atsimenu, kaip kažkada, atrodo taip senai, 2 klasėje, sėdėjau 3 suole prie lango. Atsimenu savo mintis apie gyvenimą tada. Kokios naivios ir vaikiškos jos buvo. Rūpėjo vos mama, tėtis, aišku, ir keli žaislai. Aš mėgau vaikiškas išdaigas, kaip ir visi vaikai. Bet visada kažkodėl klausiau tėvų. Ir jų nuomonė atrodo tokia nenuginčiama, tokia teisinga, ką aš be jos būčiau dariusi. Bet augdama, aš keičiausi ir tapau kitokia. Užsidarydavau savo kambarį ir mąstydavau apie gyvenimą. Dėl ko aš gyvenu? Dėl tėvų? Draugų? Ar savęs? Tokiamis akimirkomis atrasdavau daug atsakymų klausimus. Vienas iš jų buvo toks, kad mes negalime nuspėti ateities. Dabar mes nežinome, kas atsitiks rytoj, poryt, po 20 metų.
Sprendimai, kuriuos priimame savarankiškai dabar, sprendimai ne, taip, jie lemia mūsų gyvenimą, jie lemia viską. Šie du, regis tokie trumpi žodžiai, parodo tai, kuo mes esame.